they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, 'cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa, and your trashy little cupcake dressed in polka dots. So be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, you wanna make it last. Tai ką, sveiki draugai, atvykome į Prienų rajoną. Ir šiandien dabar pradėsime savo kelionę nuo milžiniškų duobių. Einam pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Antaveršio ir Gėlionių duobės. Vienintelė tokia pasaulyje. Einam patikrinsim. Taip. Einam per šitos, kaip sako, žabakštynai, bet tie žabakštynai labai gerai čia yra nušienauta. Ir ne tik nušienauta, bet dar ir stulpelį su nuorodom padaryta. Tai nėra čia taip jau ir blogai, kaip mano kompanionai skundžiasi. Va. Esam ir per blogesnius kelius ėję. Mėlynas koksai, ne? Tai šitas dvi duobės suformavo ledynai. Didžiuliai ledo luitai tirpo, ištirpsta. Aš taip įsivaizduoju, kad po žeme atsiranda tuščia ertmė ir ta ertmė paskui įgriūna. Ir toje vietoje atsiranda turbūt ežeriukas. Bet dabar prieš mūsų akis yra milžiniška duobė. Pasižiūrėkit dabar iš karto, va, koks vaizdas yra. Čia va, tai tas dilgėlės nesiglostykit labai, nes dilgėlės gali nudilginti. Tokiais va takeliais. Eik tu savo, aš neįsivaizdavau, kad čia tokia didelė jinai bus. Aišku, mes ten į apačią tai nesileisim. Čia va, tas dilgėlės nesilieskit. Va šitos va dilgėlės, jos dilgina. Spogas būna? Ir spogas, ir niešties, ir raudona bus. Čia taip eik ir eik. Eik ir eik. Paliečiau dilgėlę. Šaunuolis. Koks tai šaunuolis? Tai va šita milžiniška duobė. Aišku, gal per kamerą nelabai matosi, bet nu, čia labai giliai. Gerai, kylam aukštyn. Jeigu ką, čia priskrisim dar. Manau, kad čia kažkoks kilmena išmušė. Ir visai šalia yra dar viena mažytė duobelė. Visai prie pat. Koks 200 metrų. Tai prie tos mažytės jau mes galėsim prieiti. O prie šitos, manau, reikės dar priskrysti pabandyti. Užsipompinau, lipti. Eik savo. Tai va, labai netoli nuo tos vietos, kur paliko mašiną. Šiek tiek paėjus dar yra viena mini duobelė. Aišku, jos čia yra tik dvi, tai ilgai su tom duobėm nekankinsiu. Bet ją reikia būtinai aplankyti ir čeką užsidėti. Nu va, atėjom prie tos antrosios duobelės. O čia jau yra mini tokia duobelė. Palyginus su ta, kur ten prieš tai ėjom. Ten tai ojei, koks krateris. Ši duobė yra jauniausia iš visų draustinėje esančių. Ištirpus ledo luitui susiformavo ežerėlio dubuo. Vėliau ežero vanduo nuslūgo ir jis virto pelkę. Iki šieko pelkė. No. Bet prieš 1000 metų pelkė vėl virto ežeru. Mat pakilo bendras vandens lygis. Pasirodo, galima ir atjaunėti. Tėti, tai aišku, gali būti aligatoriai? Ne, nėra mūsų šalyje aligatorių. Mūsų šalyje saugu yra keliauti. Tai va, draugai, už manęs duobė, kuri atsirado būtent po to, kai ištirpo ledynai. Buvo ežerėlis, paskui vanduo išdžiuvo, pasidarė pelkę, o paskui pakilo planetos vandens lygis ir jinai vėl tapo ežeru. Gerai, varom toliau. Cracked windshield, shattered in a wreck. You're too broke
to even fix it, and it's all that you got left. Oh babe, I'll take the crumbs, I'll take the keys, I'll take anything you got. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it last. Nu, ką galiu pasakyti apie tas duobės? Nu, po ledyno pasilikusios jos tokios, buvo duobės, paskui tapo ežerais, paskui išdžiuvo, paskui vėl ežerais patapo, žodžiu. Gyvai galbūt įspūdingiau, nežinau kaip per droną matysis, bet iš oro tai nelabai kas matosi, nes viskas apaugę medžiais, tai miškas ir vienu žodžiu. Gerai, dabar važiuojame į Prienus ir iš karto varom į turizmo centrą, nusipirksime Prienų rajono magnetėlį ir tada važiuosim toliau kažką apžiūrėti, ne? Pagaliau nelyja, tai galim tęsti savo kelionės. O jūs nepamirškit mūsų prenumeruoti. Taip. Tai va, draugai, visi, kas žiūrite, nepamirškit paspausti prenumeruoti mygtuko apačioje. Jums tai nieko nekainuoja, O mums tai paskatinimas geras, toliau keliauti. O mums tai geras paskatinimas važiuoti toliau. Važiuosim net jeigu ir nežiūrėsit. Nu, ir ką tu galvoji, tą centrą dar čia surask? Tarp palėčių čia eit reikia kažkokių. Aišku, galima buvo ir iš čia atvažiuoti. Prienų rajono magnetėlį nusipirksime mes čia. Sveiki, mes ieškome info centro. Čia. Tai mums reikia surinkti Lietuvą magnetėlį. Žiūrėk, čia į 10. O, matau. Nu va, nusipirko magnetuką, va jisai va šitaip atrodo. Ant tiek va karšta, kad net prilimpa viskas va. Nuostabus. Ir va čia va viduje dar yra birštonas. Kažkaip būtų labai negražu, jeigu mes taip tą skylį ir paliktumėm. Tai reikia šiandien ją ir užpildyti. Oh yeah. Gerai, dabar einame prie Prienų. Einam pasivaikščiosim po Prienus, pasižiūrėsim, ką čia gražaus jie turi, kaip jie čia gyvena. Galbūt užeisim kažkur užkasim, pavalgysim. Čia vat infocentre čia labai parekomendavo skanę vietą, kur kebabai ten su šašlyku, visur viską, tai važiuosim ten ir pakramtysim. Tai gerai, tai dabar einame prie tilto, važiuojam. Lemba, iš karto toks pastebėjimas. Atvažiuoji ir nemokamas parkavimas. Nu, tiesiog nuostabu. O esam pačiam centre. Gerai, einam pasivaikščiosim. Va, kažkoks paminklas žiūrėk yra. Paskui nueisim prie Prienų malūno. Dar va čia tiltas toks va įdomus yra. Ir pažiūrėk, kokio grožio čia. O čia, kas žiūrėk, langas iškaltas. Kas čia yra? Kodėl čia langas išmuštas? Nežinau, čia gal mokykla kokia buvus. Ten žiūrėk skylė lūbose. Leistas kaip laimės būtai. Jo. Paminklas 1937 metais pastatytas, 1954 metais nugriautas ir 1989 atstatytas. Dar kartelį. Pasižiūrėkit, kokia panorama.
Rodo ką nors? Ir nemokamai rodo? Mokamai rodo. O, įktų, negaliu patikėti. Nu, svarbu rodo ir dar nemokamai, kas yra neįprasta čia šiaip. Mačiau kosmosą, jau atėjus mačiau. Einam šeimyną, nusiselfinsim prie mergaitės. Tai žinai, ko šitas tiltas ypatingas? Kad jisai jungia du etnografinius regionus – Suvalkiją ir Dzūkiją. Tai čia dabar šitas tiltas, aišku, atstatytas ir sutvarkytas, o pirmą kartą buvo pastatytas 1914 metais. Per karus jisai tiesiog buvo nugriautas arba tiesiog ledonešiai nuneždavo jį. Bet dabar jau pastatė taip normaliai, kad ilgai laikytų. Labą dieną. Nelabai labą turbūt. Arba mes akli, arba mes to ribos ženklio tiesiog neradom. Nu, bet esmę supratot. Vienoje pusėje Dzūkija, kitoje Suvalkija. O tai va. Pasižiūrėk, kiek čia nais vietų. Pabandyk visas apeit. Turizmo ir verslo buvom. Tai kokia mergaitė graži, pozuoja. Aha. Dar ir šuniuką turi. Ne, netikra čia. O gal jinai tiesiog moka taip ramiai stovėti ir tyliai būt. Ne, čia sapūvė. Nu va, selfiuką mes čia visi daromės. Čia turi. Prienų malūnas, 200 metrauzenų. Čia jisai, matai, dabar aptvertas. Kažkas kažką turbūt jau čia bando remontuoti. Nu, einam, pažiūrėsim. Niekas čia negyvena, čia remontuoja turbūt. Viešbutis. Revuona. Gal kažkada ir buvo viešbutis čia. Pažiūrėk. Antytės. Būtų žiauriai įdomu ten įeiti į vidų, bet viskas užšalta ir mes, aišku, ten nesilaušim jau. Moki grot? Moku. Palauk, aš spalvų neatskiriu, kaip man čia atskirti. Žiūrėk, davai pabandom šitą va, bet tu šitoj pusė, o aš su šitoj. Tai va, pradedam su šita geltona va. Tu su šita, aš su šita. Pasiruošusi, 1, 2, 3. Nu kaip tu nepataikai? Einam, karo. Karo, čia einam, sako. Gerai, arba čia mes veltui einam? Aišku, kad veltui. Vat tavęs paklausyk, tai iš kalėjimo neišeis. Blūdija mes čia po Prienus, kaip turi būti. O, dar vienas, bet be natų šį kartą. Nu, davai pagrok. Ne. O. Jau čia kaimynai žiauri patenkinti, kad čia šitas instrumentas stovi. Tai va čia tas šaltinėlis va, bėga. Gersi? Ne, Bijau ožiukų pavirsti. bijau ožiukų pavirst. Ir iš visur jisai čia subėga, matai? Ir varosi va ten žemyn toliau į upę. Per va tokius va siaurus Geras. upelius. Bet tai galėtų jau biškai Nieko čia nereikia, čia pradėk daryti visiems, tai čia neatsiginsi, paskui pradės čia važiuoti iš visos pasaulio žmonės. Ar nėra toksai tikslas? Ne, reikia saugoti gamtą. Tai paskui privažiuos visokių primėtis čia šiukšlių. Karvių prisives. Žiūrėkit, aš jau valgyt noriu. Jūs alkani ar ne? Varom pavalgyt. Bele kiek alkanas žmogus. Tai ką, draugai, informacijos centre gavome patarimą, kur pavalgyt greitai.
Sako, kad patys vietiniai žmonės ten lankosi ir yra labai patenkinti. Kebabinė, kur mėsa yra kepama ant žarijų, ant laužo, ant ugnies, taip kad einam pasižiūrėsim. Kepa turkai, va. Tai atvažiavome į vieną vietą, irgi turkai kažkokie tai gamina kebabus, bet čia ne ta vieta pasirodo. Sako, važiuokit į kitą vietą, tenai bus šašlykas, čia nėra, bet irgi tie patys savininkai, aš kaip supratau. Taip, tie patys savininkai, tik tai kad kitoje vietoje. O, čin. Šiaip, skonis geras, tik tiek, kad galėjo labiau gal pakepti lavašą. Taip, biškai. Toks visiškai neturi traškumo, bet gal pas jos taip normaliai. Nu, tai kiek vertinat kebabus? Man tai šiek tiek trūksta, kad būtų ilgiau pasvilintas. Aš su avieną paėmiau. Eina šiek tiek, tada suplyšo. Nu va, kebabas sausas, o viskas maišelėje. Nu, dar tokį kebabą nesąmonį. Eina, savo gaila. Bendroj sumoje. Visas padažas tavo išbėgo į maišelį. Taip, lavašas priskystas. Lavašas Košė. galima buvo tikrai dar ilgiau pakepti, kad jisai būtų biški galbūt traškesnis. Padažai galbūt yra per skysti, nes viskas nubėga tiesiog į dugną. Šiaip skonis neblogas, Neblogas, šiek. bet yra dar kur tobulėti, kitaip sakant. Viliukas nebenorėjo valgyti. Nebuvo labai sužavėtas. Nesusižavėjus visiškai to kebabų, pusę, net ne pusę, 3 kąsnius atsikando ir sako... Kiek Viliau tavo įvertinimas iš naujo? Nepatiko. Va čia yra žmogus kritikas, kuris nepameluos. Jeigu skanus, suvalgys viską ir dar paprašys. Taip. Jeigu ne, tai taip ir pasakys, nepatiko. Taip. Man bendroje sumoje skonis neblogas, bet lavašas skystas ir padažas visas nubėga į dugną, tu realiai visą kebabą valgai sausą, o gale tokią sriubą valgai. Čia, žinai, kaip sako, va, turkas gamina, nu, blemba. Nu, ne visi jie moka valgyti daryti, ne? Dėl skonio nesiginčiama. Nu, aš vertinčiau, kad čia kokiu 6. Nu, aš biškai būsiu gailestingesnė ir duosiu 7. Still in front of you. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again. Even in crowded rooms all around friends. Say it, it's unbreakable through it all and more. Don't fret now, I'm not leaving you alone. Won't leave you now or through later days. Nu ir ką jūs savo galvojat? Atvažiavom į miestelį pavadinimu Išlaužas. Arba Išlaužas. Nežinau kaip tarėsi, bet taip rašosi. Ir aplink mane yra dirbtinai suformuoti tvenkinukai. Čia anksčiau per sovietmetį būdavo veisiamos žuvis. Ir šitie tvenkinukai yra sukurti dirbtinai tam, kad veisti žuvis. Ten galbūt kažkokios, nežinau, šėryklos galbūt yra likusios. Ar dabar veikia, aš net neįsivaizduoju. Tai sovietmečiu Išlaužas buvo žuvininkystės centras. Tai dabar per kadrą aš nelabai galiu pasakyti, kad čia daug kas matosi. Va vienas tvenkinukas, va antras, už manęs ten dar vienas, bet iš oro, draugai, vaizdelis kaip ne Lietuvoje. Tai nieko nelaukiam ir akis į viršų.
Prienuose dar yra tikrai daugybė vietų, kurias galima aplankyti, bet mano šiandienos planas buvo aplankyti dar ir Birštoną. Sakysiu, tai Birštonas nėra rajonas atskiras ir jūs būsite visiškai teisūs, nes Birštonas yra atskira savivalda, kuri irgi skaičiuojasi kaip atskiras vienetas, vienas iš 60. Tai aplankykim ir Birštoną, kad jau esam čia šalia. Važiuojam. Bokštas iš toli matas. Eik tu sau. Nu, nežinau. Bet, Birštono bokštas kartais ne pats aukščiausias Lietuvoje. Birštonas. Aukščiausias bokštas Lietuvoje. O jeigu į šitą bokštą įlipsi, galėsi jau ramiai į kitus lipti, nes niekas nebus aukštesnis negu šitas. Ką, atvažiavam į Birštono kurortą. Eidam labai greitai, nusipirksim magnetėlį, kol dar dirba. Nes dabar yra 5:30, jie dirba iki 6. Ir va kaip atrodo gražiai tas jų infocentras. Čia va jau kitaip, čia jau kaip kurorte. Birštonas Lietuva, matai? Eik savo. Teko. Čin. Tai jie kainuoja skirtingai. Va toks mažiukas. O tas visai mažiukas. Visai mažytis. Mažiukas toksai. Tai Birštono kurhauzas yra vienas iš seniausių ir vienas iš svarbiausių Birštono toks kaip simbolis. Ir aišku, jis yra pačiame Birštono centre, pačioj širdy. Tai šitas kurhauzas pastatytas 1855 metais, kartu su Birštono kurortų įkūrimu. Tai va, kai Birštonas tapo kurortu, tai ir pastatė šitą kurhauzą. Įsivaizduoja, 1862 metais kurhauze slapta rinkosi sukilimo organizatoriai, planavę pasipriešinimą Rusijos imperijai. Tai per Antrą pasaulinį karą čia jis stipriai apdegė ir labai nukentėjo. Bet 2006 metais jisai tapo nacionaliniu mūsų tokiu turtu. Valstybinės reikšmės architektūrinis paminklas arba paveldas, o taip sakykim. Kaip jisai vadinasi? Kiubetė. Tibete? Kiubetė. Kiubetė? Taip. Geltonoji Kiubetė. Einam aplankysim geltonąją Kiubetę. Jūs įsivaizduojate, čia yra viena ryškiausių Birštono vietų ir viena to pačiu lankomiausia. Tai šita vieta net per Antrąjį pasaulinį karą išliko, įsivaizduojate. Čia gali ateiti ir nemokamai paragauti mineralinio vandens. Tai paragaukim. Ilona, einam paragausim mineralinio vandens. Geltonoji Kiubetė. Aš iš pradžių net nesupratau, kas čia, gal kokia šventiklėlė čia. O čia pasirodavo, įeini į vidų. Ir gali atsigerti vandenėlį. Čia tas jau Vytautas bėga, ar kas čia? Aha, Vytautas, va. Geriamasis mineralinis vanduo Vytautas. Tiesiai iš krano. Daug nesipilsiu, nes tikrai viso neišgersiu. Mama, čia galim daug kiek. Nu, kvapas nežinau, ar kaip Vytauto. Bet skonis tai tik Vytauto. O, Jėzau. Galiu pasakyti, kad parduotuvėje jisai būna gazuotas ir tie gazai tikrai pakeičia skonį. Nes čia skonis buvo kaip šalto prakaito. Nu, netiesa. Tiesa. Jo, gera vieta. Geltonoji Kiubetė. Geras. Tai va, draugai, geltonoji Kiubetė, tada bam, Birštono tulpės sanatorija. Bam, Birutės vila. Važiuokit, draugai. Einam pažiūrėti Birutės vilą. Aš noriu sužinoti, kas čia iš vis yra. Labai diena, kas čia yra ta Birutės vila? O tai čia nemokamai ar kaip? Mokamai čia? Ne, nemokamai. Čia galima eiti tiesiog? Galima eiti. Okei.
Jo, aš suprantu, kad čia visur vien sanatorijos. Ai, ten turbūt kažkokios atrakcionas. Nu. Bet iš esmės. Tai jūs įsivaizduojat, vat šitas va pastatas Birštone 1927 metais atsidarė. Ir čia yra vat Tulpės sanatorija, senosios purvo gydyklos. O tai va, čia vat jį įkūrė Lietuvos Raudonasis kryžius, va dėl to ir Raudoną kryžių turbūt įdėjo ant fasado. Tai va, o čia tualetas. Va, Birštonas net ir savo bažnyčią turi. O tai jo. Gerai. Birštonas, everybody. Nu ir kągi tu čia nusipirkai? Puodelį. Kiek kainavo? 6,5. O taip. Jeigu atvažiuosite į čionais į Birštoną ir norėsite paragauti mineralinio vandens, tai būtinai turėkite su savim puodelį. Jeigu nenorite gerti iš to esamo, kuris tenai stovi. Tai va. Aš tiesą sakant net nepastebėjau to esamo. Yra, ten toksai visas aprūdijęs. Nu tai va. Va, gražiu. Va, mineralinio vandens garinimo bokštas Druskupis, 600 metrų į tą pusę. Let's go. Tu čia atvažiuoji ir jautiesi ramybėj. Ramybė visiškai. Niekas niekur neskuba. Visi eina atsipalaidavę. Matosi, kad žmonės atvažiavo pailsėti. Kažkaip kai eini, net norisi tyliai šnekėti. Jo. Ant tiek ramybė čia. Kažkas čia namą turi. Čia mašino! O, Slingshot, Polaris. Modernus senoviškumas. Šiaudinis toks fasadas. Labai labai gerai atrodo. Super, super. Eglės sanatorija, va. Ir šalia Eglės sanatorijos yra tai, dėl ko mes čia ėjom kilometrą. Aišku, galėjom važiuoti su mašina, bet būtumėm daug ką praleidę. Va čia yra vandens garinimo bokštas. Čia vat bėga vanduo per visus tos medžius, per visas tas šakas. Ir taip didina drėgmę čia aplinkui. Ir ten galima į vidų įeiti, einam įeisim. Užuodžiat, kiek drėgmės čia? Einam per tą skylę praeisim. Ne, atsimensi, čia buvęs jau. O, čia kaip tamsu. Iš karto tyla tokia, ne? O juk tu aš net savo balso beveik negirdžiu. Tamsoka. Bet nieko. Tvarkosi kamerėlė biški. Geras. Čin čin. Birštonietiški ledai. Paragaut. Nu kaip? Kritikas mūsų. Maisto kritikas jisai, va žinokit su juo atsargiai, jeigu nepatiks maistas, tai oi. Bus pasakyta garsiai, tikrai nebus nutylėta, net iš mandagumo.
Nu ką, taip lengvai pasivaikščiojom. Jo, galima basom praeiti. Ne. Oi, ta Birštono ramybė. Net gaila, kad reikia iš čia išvažiuoti realiai. Čia kokiam 3-4 dienom reikėtų atvaryti. Tiesiog pakimarinti. Tiesiog pablūdyti. Tokia ramybė. Fantastika. Tiesiog fantastika. Čia ant tiek ramu, kad net paukščiukai miega ant asfalto. Važiuojam į aukščiausią Lietuvoje apžvalgos bokštą. Nu va, hebrytė. Atvarėm. Bokštas, va, rodiklėlė. Tai mums bokštas rodiklėlė, va ten va reikia eiti. Varom. O Jezu, dar net iki bokštą nedaėm jau laiptai. Nežinau, čia gal arkliai ganosi šalia, gal biškių mėšliuko kvapas toksai. Blemba, čia vien daeiti iki bokšto jau iššūkis. Ane, Ilona? Ne. Tikiuosi, tam bokšte bus liftas. Kodėl? Kad nereikėtų lipti dar daugiau. Ali tinginys tai koks? Nu, va, energijos kiek pas pacaną. Nu ką jūs galvojat, nespėjom dar iki bokšto daeiti, jau užsipompinom. Tinginiai. O dabar va pasižiūrėkit, atėjom prie tikslo. Gal aš ir nelipsiu? Aikt. Aš pabūsiu. Aš kažkaip nežinau, ar aš noriu ten. Aikt, sąš net. Atrodo, kad begalybė aukštų. Jūs matot, koks jis aukštas? Aukštai ten? Ne, nelipsiu, labai aukštai jau ten. Eiktas. Nu, palinkėkit sėkmės. Nu ką, lipam. Nežinau, kaip čia bus. Įlipti lipsiu. Gal nebus jau tai baisu. Šiaip nelabai bijau aukščių. Bet pažiūrėsim, kaip bus toliau aukštyje. Šiaip atrodo jisai ganėtinai saugus. Prasilenkti irgi nėra sunku. Šiaip jau kol kas viskas normaliai. O tokia va pirma stotelė, galima atsistoti, pastovėti, jeigu pavargai. Iš tiesų tai jisai labai saugiai atrodo. Čia va stiklai. Viskas yra aptverta, niekur neišgriausi. Va, nu bandom toliau lipti, kaip bus. Šiaip va faina pastovėti. Galima, jeigu didesnė minė, arba šiaip norite pailsėti nuo ėjimo, tai labai patogu. Lipam toliau. Kojytės biškai jau pakirto. Čia yra grotelės tokios. Šiaip geriausia, kas bijo aukščių, kad galva nesusisuktų, tai nežiūrėti žemyn ir viskas bus gerai. Nebedaug jau liko. Ką tik kamerą kažkas apspjovė iš viršaus. Labai gražu. Ką tik apspjovė kažkas kamerą iš viršaus. Labai gerai, labai nesmagu. Va, gerai, kad dar neprimyžo iš viršaus. Tai gerai, kad ne galvos. O vos ant kameros papuolė, tai išvaliau. Tikiuosi, Valentinas nepamatys. Lipam toliau. Ai, jau nebedaug liko, jau paskutinė laiptelį. Va. Nu, nemeluosiu, baisu. O toks vaizdelis iš viršaus. Visai gražu. Kas ten apačioj? Valentukas. Apačioj mojuoja. Nu ką, lipsim žemyn. Yra stiklinė aptvarai. Įsteiksim žemėje jau. Šiaip nebuvo baisu lipti. Tikrai. Jeigu nežiūrėti žemyn į tuos tarpus, tai visai nebaisu. Va, tai Valentinai galėkis, kad neužlipai, nes tikrai labai saugus atrodo jisai. Sakau, gerai, kad sakau, dar neapmyžo. Tai gal neapspjovė? Apspjovė. Tai šitėvas pjaudasi? Gal ten ne iš burnos iškrito? Dar geriau, kokių minčių bus. Va dėl to yra gerai keliauti komandoje, ne? Jeigu vienam kojas nesilanksta lipant taip aukštai, prašom, va, gazelę į viršų. Užbėgo, nufilmavo, o aš nesijaučiu, kad kažką prarasčiau.
O čia nėra tik kažkoks, kad tingiu ar panašiai. Čia tiesiog yra tas dalykas, kad tu lipi ir tau nebesilanksto kojas. Turėklų rankos nebepaleidžia. Aš geriau va nuo žemės su dronu pafilmuosiu. Tai gal čia, palauk, atodanga tenai. Nu, bandom į atodangą nueiti. Prie pat bokšto, šiek tiek dar paklaidžiojus po miško, yra atodanga dar viena tokia. Tai gal va tos atodangos grožyje mes ir atsisveikinsim. Iho! Nu va, panašu, kad atžygiavom. Neprireikė labai toli eit. Škėvonių atodanga. Aukštas 31 metras, tai yra mažiau negu bokštas. Čia Viliuko įdomiausias dalykas, ane? Nu va, nu tai ką, draugai, atsisveikinam, susitiksim namie. Čiau.